Taigi, jau failai keliasi į pabaigą, dabar įrašysim toj lietuvėlį. Matote, užsikėlės failai, einame vokail, tada atsidarome savo lietuvėlį. Šitą partiją. Dabar čia, iškels. Tas dėmenis. Taigi sveikas, labas, tai tada gerai. Mums reikės dar MySQL prisijungimo. Aš naudoju hostingas 1, iš seniau jis man kažkaip patinka, bet būna, kad trupučiuką užeina. Bet nieko, naudoti galim. Einame į direct admin serverį. Įrašome savo duomenis, prisijungiam. Einame taip. MySQL valdymas. Padarome taip. Šitas reikalingas išrinkti. Sukurti naują duomenų bazę. Atsitikinis slaptažodis sukurti. Taigi, bazė sukurta, tai yra gerai. Taip, failus visus įkelia, einame į testing.ru. Mūsų tinklami pasirinkame lietuvių kalbą, next. Dabar suxmodinsim. Taigi, taip. Einame administratorių, turime padaryti visus septintukus, kad būtų. Tiksliai pamiršau pasakyti, kad spaudžiate kitą kelias mygtuką, jeigu nežinote modinį. Ir nepamirškit dar į mega list visi. Konsi. Šitą padarėme, spaudžiame atnaujinti. Viskas sėkmingai, spaudžiame toliau. Tai duomenų bazų jos pavadinimas. Ir vartotojų vardus ir dabar vadinasi tokia pat. Toks, spaudžiame toliau. Prisijungti prie duomenos paliktas, vėl iškart failas, duomenų bazės funkcija. Toliau spaudžiame dabar vartotojo vardas. Slaptažodį rašome, prisijungimą,
po to įrašome administratoriaus slaptažodį, pakartojame ir savo email spaudžiame toliau, spaudžiame baigti. Tai va, dabar turime tai tinklą. Reikia mums ištrinti setup failą ir config failą modinti 644 ketvirtukas kaip rašas, nes nusistatęs per naršyklę esu per filmavimo programą ketvirtukų galvoje. Tai aš taip padarysiu, o jūs galite savo iš ką rašyti lemą dar metą. Taigi va, pamoka baigta. Kitoj pamokoj jūs pamatysit, kaip į tinklapį įdėti dizainą bei trupučiuką jį pakoreguoti. Tai iki kito karto.